3 metus rašiau. Gerą pusmetį tiems tekstams ieškojo struktūros, mintys virto realia knyga, tačiau niekas nepasikeitė. Nebuvo ferverkų, putojančių taurių, puošnių aplodismentų. Kadaise pasirinkau rašyti be vardo. Retas pažįstamas nutuokė, kuo vakarais užsiminėjo. Nėra kam pasigirti, pasidžiaugti tais mini laimėjimais. Paleidau knygą, prieš grįžtant namo stabtelėjau degalinėje, išsikepiau žuvies su bulvių koše, palaišiau augalus. Galiausiai išėjau į kiną. Vokiška kino juosta pasakoja apie šeimą, kurios be bendrų namų rodos daugiau niekas nebesieja. Apie didžiulį norą susikalbėti ir dar didesnį nesusikalbėjimą. Simboliška, kažką panašaus nuolat rašiau ištisus 3 metus. Tačiau šiaip tai niekas nepasikeitė.